O va šitas fainos tokios namukai teritorijai, tai yra laiptinės, taip gražiai išspręsta, dengtos. Tai registratūra yra viršuje ir mes nusileidžiam va į kitą visiškai tokią oazę. Kai kalbu apie Micus detalės, tai va žiūrėkit kokie staliukai. Terasai, prašau, veikia kondicionierius. Ir vidiniai baseinai, va čia tiesiai iš to aukšto, eik tu sau. Snack baras, burgerinė, kitaip sakant. Ir nusileidom į apatinį aukštą, eik tu sau, japoniškas sodas. Apatiniame aukšte desertinė. O pyragiukai kokie. Ledai, visa tai yra įskaičiuota. Ir italų restoranas, čia iš kitos pusės atėjau. Atkreipiu dėmesį, bet kaip sakiau, mediniai gultai su čiužinukais, paminkštinimais ir čia svima kambariai. Paplūdimio tinklinis. Micose būna pilna animacija, pilna programa, jie gana aktyvūs viešbučiai. Dengta, visiškai dengta vaikų žaidimų aikštelė ir va tas vienas kalnelis prie jūros, kalnelis nedengtas. Viešbutis didžiulis, bet tai koks gražus. Fainas paplūdimys ir kabanos yra mokamos. Kaina prasideda nuo 40 eurų, priklausomai kada užsisakinėjate ir kokių paslaugų norite. Nu ir ką, brendam žiūrėti, koksai bridimas. Čia yra ir žvyriuko tokio. Aha, bet vandenyje yra ir plokštė, tai nežinau, tiesiog reikėtų praeiti. Gilėje matosi, kad nestaigiai. Ir luitai čia. Bet vanduo tai skaidrus, nes nesmėlis. Ir paplūdimio zonai va tokia palapinė, kaip kareiviškai apdengta, bet labai fainą šešėlį daro. Paplūdimio baras ir pečiuje kepta pica. Pro restoranus grįžtam, va, žmonės valgo prie vidinių baseinų. Fantastiškas ir spa, fantastiškas. Tai jau supratot, kad man čia viskas patinka. Va, kaip ir sakiau, viešbučio langai žiūri jūros pusę ir tik taip koridoriuje, va mes praeiname gatvę. Micus Alila Junior Suite kambarys. O jei, koks gražus. O kas čia balkone? Ir gultai. Nu ką manote, fantastiškas?